Sveiki, šiandien parodysiu, kaip skaniai ir lengvai pasigaminti suši namuose. Mums reikės krabų mėsos arba krabų lazelių, lašišos šviežios arba rūkytos, jūrų dumblių lapų nori, ikrų, wasabi miltelių, kurios sumaišius su vandeniu ir gausime wasabi padažą, majonezo, omleto, tuno šviežio arba skardinėse, kadangi šviežio negau, naudosime skardinėse, o šviežią tuną galima naudoti taip pat kaip lašišą. Svogūno, sūrio, japoniškų suši ryžių, bet jeigu jų negausite, tiks ir skanėję suši ryžiai. Iš padažų mums reikės aštraus padažo, specialaus sojos padažo sušiai, suši ryžių acto ir sezamo aliejaus. Dar reikės imbiero. Tiek daug ingredientų mums reikia, todėl kad parodysiu, kaip pasigaminti įvairių rūšių suši namuose. Prieš verdant ryžius juos reikia gerai kelis kartus nuplauti. Ryžius reikia plauti šaltu vandeniu. Plauname ryžius tol, kol vanduo pasidarys skaidrus. Nuplautus suši ryžius dedame į verdantį vandenį. Vienai stikliniai suši ryžių reikia 1,5 stiklinės vandens. Ryžius reikia virti apie 10-15 minučių, kol išgaruos vanduo, ir tada leisti dar 5 minutės pastovėti. Kol suši ryžiai vėsta, mes galime pradėti pjaustyti ingredientus. Mums reikės dar pusę nuskusto avokado, kurį supjaustysime skiltelėmis. Dabar pailgais griežinėliais supjaustome agurką. Mums omleto reikės 2 sušių tipam, tai vieną papjaustysime paprastai. O kitą išilgai. Sūrį supjaustyti reikėtų štai taip. Krabų lazdeles nebūtina pjaustyti. Rūkytą lašišą supjaustysiu taip pat išilgai. Štai kaip atrodo supjaustyti ingredientai. O kaip pasidaryti tuną, aš paaiškinsiu vėliau. Tuną gaminsime 2 rūšių – aštrų ir švelnų. Abiem tunam reikės svogūnų. Svogūną reikia smulkiai supjaustyti. Smulkiai supjaustytą svogūną dedame į vieną bliūdelį su tunu ir į kitą. Tuną su svogūnais išmaišome. Ir į vieną pilame aštrų padažą. O į kitą majonezą. Ir vėl viską išmaišome. Štai aštrus tunas ir švelnus tunas. Dabar parodysiu, kaip pasigaminti nigiri sušius. Reikia su šlapiom rankom paimti ryžių ir suspausti juos į gumulėlį. Ryžių paplotėlius patepame specialiu prieskoniniu užpilu ruošti sušiui.
Dabar užtepame truputėlį aitriųjų krienų arba vasabio ant kiekvieno gamulėlio. Ir dedame ant vieno omletą, ant kito krabų mėsos, o ant trečio šviežios lašišos. Nigiri sušiai paruošti. Prašau. Dabar gaminsime suši su tunu ir ikrais. Mums reikia suskarpyti jūrų dumblių lapus, štai taip. Pasišlapinti rankas ir iš ryžių suvolioti ryžių kamuoliuką tokį daryti. Apvynioti jūrų dumblių lapą ir į vidų įdėti tuną. Pirmą dėsiu švelnų tuną. Ir apvyniojame jūrų dumblių lapu. Galite pašlapinti šiek tiek vandeniu, kad lapas geriau priliptų. Ir dedame aštrų tuną. Jau 2 sušiai paruošti. Palaukite kitų. Dabar gaminsime paprastus sušius. Mums reikės kilimėlio, su kuriuo galėsime jau suktis. Ant jūros dumblio lapo užtepame ryžių. Kaip turėtų atrodyti. Ir tada dedame ingredientus. Ingredientus galite dėti savo nuožiūra. Aš į pirmą dėsiu lašišą, porą gabaliukų sūrio, omletą ir agurką. Tada pradedame juos sukti. Aš mėgstu suši labiau daryti kvadratinės formos. Ir štai, prašau, supjausite ir bus puikus suši. Ir štai, pjausyti suši reikia šlapiu peiliu. Dar vienas suši pagamintas, skanaus. Kad padarytume atvirkščią suši, kilimėlį jums reikės pasidengti maistę plėvelę. Dabar ryžius paima ir dedame į apačią, o ant viršaus, ant lapo dedame ingredientus. Šįkart dėsiu 2 krabų lazdeles, avokado gabalėlį, sūrio ir lašišos. Ir viską pradeda sukti kitą pusę. Prašau, atvirkščias suši. Štai 4 rūšių suši. Nepamirškite, kad ingredientus jūs galite maišyti ir susikurti savo unikalų skonį. Skanaus!